Dažnai kanalė pasimato veidas visiems ir pažįstamas. Premžinė visą vidiją ir pažinė džetų pažįstamas. Mūzonas groja iš žavano flešo. Jeigu beitas mašinos kaip flešo. Dar žiūrovų bandulinam kešo. Ir mergytė šypsina gražiausia paauglystė. Tiko labai miausias. Vaikylas lamčių nėra opa. Vyručių lengvai čia per Europą. Šoka mes iš kūpo į drop-topą. Kyla mes į viršų tik į topą. 4 valandos ir mes varom kur? Į Dubajų. Eivai, o kodėl tu skrendi į tą Dubajų? O todėl, kad varom filmuoti vaizdo klipą. Kokią vaizdo klipą? Giovanni! Taip, varom filmuoti naujo Giovanni remixo Jurgos Šeduikytės dainai Nebijok. Labai graži daina, tai viską jums parodysiu, kaip visada, iš pirmų, kaip sakoma, lūpų. Išgirsite visas istorijas ir pamatysite visus vaizdus. Iš pradžių varom į Varšuvą, o tada jau skrisim į Dubajų. Palikau lagaminą. This is your baggage. Yes. Thank you. Oh my god. Nu, pasiėmiau. Crazy. Ok, tai kas dar su mumis bus šią kelionę Dubajuje? Tai visų pirma, Giovannis, Aurimas, Linas, Jurga. Dar bus ir Naglis, ir Lukas, ir Deimantė. Nu, žodžiu, bus žmonių, tikrai. O dabar laukiam skrydžio. Geresnės vietas, bet jeigu ką, tai reikės traukti šitą ir gelbėti žmonės. Va tokie pusryčiai. Nu ką, atskridom į Dubajų. Pasikeičiam kortelę ir turėsim interneto. Kainuoja 200 jų pinigų, tai yra apie 50 eurų. This is a blog. Yeah. Hi. What's your name? My name is Lokman. Lokman? Yes, Okay. I'm from Bangladesh. Nice to Welcome meet to Dubai. Habibi. Yeah, Habibi. Come to Dubai. Habibi, come to Dubai. How much is? God, you see it's 130. Apgavo mane. Sakė, labai pigus šia taksys, mokėjau 5 eurus. Liama užkrisą. Tos lovos niekam neįdomu, bet jūs pažiūrėkit, koks yra vaizdas. What the fuck? Va čia yra Marina. Oh my god, kaip gražiai. Oh my god. Nu tai va taip, savaitėlę pagyvensim, pasidžiaugsim Dubajum ir filmuosim vaizdo klipą. Negaliu patikėti. Čia yra tokia sofytė, mūsų kambarys. Čia tokia virtuvė, pažiūrėkit. Ir čia bus turbūt Jurgos kambarys. Ir aišku, balkonų. Crazy vaizdas, aš negaliu patikėti, ant kiek gražu. Nu va, išsikviečiau Uberį. 23 eurus mokėjau, nu tai tikrai ne Kem5. Dvigubai mažiau. Varau iki Burj Khalifa. Pažiūrėsiu, kaip ten viskas atrodo. Ir pasimsiu mašiną. Šį kartą toks Uberiukas. Nice. Lekiam. Hello. Mano mintis kaip deimantai, mano mintis apakusios, gatvėj sukasi vienetai, akis visko ten mačiusios. Mano mintis kaip deimantai, mano mintis apakusios, gatvėj sukasi vienetai. Kaip čia gražu yra, aš tiesiog atrodo, kaip per filmus mažas vaikas atvykęs į didelį pasaulį. Ir pažiūrėkit, čia yra Burj Khalifa. Pas mane platus objektyvas, bet ir tai neišeina jos apimti. Atvažiavo, Deimantė. Su tokiais bembukais. Labas. Tai kur buvai? Buvau lietuvių panų susitikime. Tai tu čia gyveni? Jo. Kaip tavo įspūdžiai? Bliamba, žiauriai gražu, viskas taip švaru ir taip didinga. Fainai, ne? Aha, man patinka jau. Saulė nusileidžia, Dubajus pats gražiausias. Va, radom vietą. Kur iškilsim? Iškilsim pas mus, aš tau fontanus parodysiu. O dabar išimti kamerą pasakysiu iš tikrųjų. Sutartis ten visokios reikia atspausdinti. Ai, nu gerai. Nes imsim iš Deimantės mašiną. Ji su vyru nuomoja. Tai galit jiems rašyti Instagramą, pridėsiu ir galėsit išsinuomoti mašiną. Ir pasitiks taip pat yra prodisis. Gediminas, čia susipažinkit. Wow, tai jūs čia taip gyvenat. Pas mus čia toksai nėra didelis tas būtas, bet... Wow, nerealiai. Čia gali filmuoti. Galiu filmuoti. Oh my god. Pažiūrėkit, kokią jie dar terasą čia turi. Wow. Ir va taip čilina žmonės. Negaliu patikėti. Aš jūs romantiškai nufilmuosiu. Find another one that I quite like you. Is that what I'm supposed to do? Žiūrėkit, kokią pizzą užsisakiau. Wow. Pažiūrėkit, koks vaizdas. Wow. Kur raktai? Ai, pas mane jau. Va, viskas išvalyta. Nu, tai ką, geros kelionės tau. Ačiū jum. Ir susimatysim. MiG-7 lekiam. Bet jūs neįsivaizduojat, kokio didumo jisai yra. Jis sakė, čia visiškai negalima naudoti telefono, nes kameros iškart fotkina ir gauni baudą. Tai nebenaudoju. Grįžau, va. Opa, let's go. Dabar į 5 aukštą reikia. O Jezu, su tokia mašina čia tiek mažai vietos. Oh my god.
Žiūrėkit, elektroniškai atsidaro viskas. Tai kad visi tilptume, bus didelė mašina. O jeigu prakalbame apie automobilius, pakalbėkime apie naują appsą Car One, kurį sukūrė Car Vertical. Taigi kiek kartų esame nepastebėję, kai baigia galioti automobilio draudimas. Arba pasibaigia technikinė, arba mūsų vairuotojo pažymėjimas. Dabar tokių problemų nebebus, nes viskas bus viename appse Car One, kuriame galėsite ne tik sekti visus dalykus, bet ir susimokėti už parkingą, nusipirkti draudimą, pasižiūrėti Car Vertical ataskaitą. Svarbiausia, kad appsas yra visiškai nemokamas ir galite prisidėti tiek automobilių, kiek tik norite. Tai jeigu norite nebesirašinėti ant lapelių telefone, kur čia viskas pasibaigia, nepasibaigia, parsisiųskit Car One appsą ir matysite viską vienoje vietoje. Ir galėsite džiaugtis ir tik tai vairuoti. Per nuotrauką neperteiksiu, ne? Mes į svečius pasikvietėm. Nu, taip, kokie 6 metai aš. Eik, tu seni, eik. Dabar mūsų planas pafilmuoti biškį drono kadrą. Aš vairuosiu turbūt BMW-ką. Aš vairuosiu. Ką? Aš vairuosiu. Arba Jon. Ką tu rengsies? Juodai. Laba diena, jums skambina Rugilė iš valstybinės mokesčių inspekcijos. Taip. Turėtume šiandien atvykti jūsų patikrinti. Bet mes nekvietėm. Tu atsiūsi man tą dalysiuką. Aš įmečiau į chat. Nu, aš nesu čiate. Nu ir va taip, 5 aukštus ir važiuosi. Jau ratai. Jonai. Ką? Tai ką nieks nepik. Oi. Nu išvažiavom kažkaip. Joną rankas parodė. Bekas. Įsivėlėm į safari. Mes dabar lenktyniaujam. Dakaras. Čia filmuosim drono kabrą. Pasakyk, pakopa po kopa. Pakopa po kap. Pakopa po. Pakopos. Pakopos. Pakopa po kalpokos. Kaip tu fokusą gaudai, parodai? O tai, mama, kaip? Nu taip ir vyksta, va, filmavimai. Dabar drono kadras, tada kitą dieną dar kažką sugalvosim. Came to take some pictures. Very nice place. It's okay? Yeah, it's okay. We will make for you coffee and tea. I'm waiting for you all. Sakė, laukia, jeigu dabar nenueisim, mums kaput. Jurga! Pareik! Pavargat? O tai kas sunkiausia? Tokia yra kopa. Bėk. Teta vadinasi. Nu tai sakyk, karočią, kaip ten sekas. Einam arbatos atsigerti, bet su baime. Hello. Hello, how are you? Good. Sorry about the place, it's messy and... No problem. No, because I was renting it Yeah? for other people and they Okay. leave it like this. It's like a party place or just they sleeping or what? As they like. Mašinytė yra. Laužiukas. Ir Džiovaniukas. džiovaniukas. Telikas va yra. Va, kavytė jau verda. When we serve the coffee from the right, first one from the right till the left. Pirmą servina kavą iš dešinės žmogų. Mūsų nuo moterų pradeda. Some for you. Thank you. This one our country logo. Here, yes. Va, logui. Pagaujam kavytę. Mane jau daužo. Thank you very much. From the right, we... Okay. Pamojokit. Okay, Thank you so much. Ir mašinos nebėra. O kur mašina rimtai? Skani kavytė, kol kas dar nieks nenukilina mūsų ir galim varyt atgal. Turkija, Egipte, kur tik nueisi, ten nuo tavęs nori nueiti. Jo, nori pinigų. Čia sako, ne, tipo, nieko nereikia. Var ilgas kelias namo. Ilgas kelias. Kur McGregor šiaip jis bėgioja tuo tą keliu. Greit nebėgiaus, na? Jonas laukia McGregor. Atvyko naujas narys į vilą, tai yra Linas, kuris dar miega. Labą dieną. Ką veikėt? Bandom pasidaryti grožio salą. Nu va, atnešė valgytuko jau, Jonai, paragauk. Į medium gerai iškeptas. Medium? Paragauk. Very good. Iškepsta kažko druskytės. Druskytės? Reikia padašių kava. Gal kavos įpilda. Nu, aš daržovių. Daržovės tai geras. Varėm prie Dubajaus ežerų. Ar smagu jums? Va, jeigu galvojat, kad viskas pagal planą vyksta, tai ne visada. Lietus Dubai. 9 metus gyvena Dubai. Realiai lyja 3 kartus į metus. Vakar lyjo, šiandien lis ir rytoj 3 kartus. Iš Lietuvos dovanų atvežėm sauginiai. 10 more? Aš turiu 20 dar, tas, kur man davė. O reikia? 10 dar. 10 more.
Jonas davė 20 eurų, Linas 20. Aš nieko nedaviau ir filmuojam. Atvažiuos Deimantė ir sakys, tai kad čia nemokamai yra. Ir dabar eisim atgal, daug čia atgal, tai po šaibas. Bet locationas, nieko, turim kamerą ir operatorių ir skylės. Dienoje daug ilgų savaičių, kol užmiega saulė. Nebijok, aš spindulys, auksinis šiltas. Para. Bet esmė tame blogiausia, kad labai saulės pigina, ne? Jo, iš tikrųjų laikas, kadangi mus spaudžia, mes turim pasidaryti saugios medžiagos, kol dar šviesa nėra ideali. Ir laukti ir tikėtis, kad kuomet bus šviesa gera, turėsim pačius geriausius kadrus. Who is the best driver here? You? Okay, I'm going with you. You ready? We ready. Kur varam? Varam pavalgyti. Neblogai, ką? Pažiūrėkit, kokią sceną. Čia grinai Tomorrowlando yra franšizė nupirkta. Pažiūrėkit, koks baseiniukas. Gerai tinka, liekam čia. Skaniai visai pavalgiam, sorry, kad nenufilmavau. Važiavom į naują lokaciją, čia tokie namukai tokie, dykumoje. Kažko panašaus ir reikia. Aš čia kai dėliau tą scenarijų. Aš atrodęs, kai dėliau, tai įsivaizdavau maždaug tokią vietą. Kažkaip netyčia šiandien ir atradom tą vietą, tai pažiūrėsim, ar tikrai bus gražu. Gerai, kad atradom, pasakei, neatradau. Gerai, pabūk. Gerai, atrodo labai. Atsiprašau, čia labai vėjas pučia į mikrofoną, tai papasakosiu, ką mes čia darom. O mes žiūrim į kadrą, kur Aurimas su Jurga pagavo visiškai netyčia kupranugarius ir nufilmavo labai gražų kadrą, kurį galite matyti ir klipe. Fainai gavosi. Čia, žinok, vaikščiojo moteris ir prisivaikščiojo iki savo draugelį. Tada su jais pasilabino, tai pašokau biškai ten, jos pavaldžiau. Kolegos išvažiavo jau gal 4 ryto, o aš padariau pertrauką, atsikėliau 10 ir varau dabar pažiūrėti baseiną. Jis turėtų būti 13 aukšte. Neleidžia filmuoti, gaila, nes visai gražu. Kadangi neleido filmuoti su kamera, tai pafilmuosiu su telefonu. Va, pažiūrėkit, koks baseiniukas, tokie dangarožiai ir čia baseinas. Va. Toks čia vaizdas, 13 aukštas, visai smagiai atrodo. Toks vat ir tas gyvenimas čia Dubai. Varom, pažiūrėsim ir paklausim, kaip sekėsi Hebrai, nes grįžo, žinau. Labas! Labas rytas. Kaip sekėsi jau? Išsimiegojai. Oi, gerai, baseinė jau buvau. Pavargat? Labai gerai gavus. Nori pažiūrėti? Tau nerodys. Nerodys. Pažiūrėkit, kokį deglą Jonas nupirko. Nauji outfitai ir gera nuotaika, Džonai. Labai negoja, tiesiog puikiai. Tai jau finalas? Finalas. 3 taškai. Didžiausias iššūkis šito klipo yra, kad niekur neleidžia filmuoti, visur privatus yra dykumos ir galima tik tai su leidimais visokiais. Tai bandom surasti ir visada rizikuojam. Laukiam, kol saulytė pralys pro debesėlį ir tada bus labai gražus kadras, kurį padarys Aurimas Šidiškis. Kamera sukasi. Muzikantas pasiruošęs. Tylos. Leidžia. Žinai, laikas tik bėga, tik noris, kad jis bent minutę sustotų. Kiek žmonių už nugaros stotų, visada viską darau su protu. Niekas turbūt niekada negalvojo, kad mane kada per ekraną čia rodė. Ruošia savo ir man įdomu, kaip visą tai kitiem atrodys. Jinai atrodo, jinai gyvena su ta daina ir bando maksimaliai išjausti ją ir perduoti žmonėm. Labai gražu. Tiesioginis eteris, ką turim? Steikas čia? Nice. O gal gali tada Jurga paimti kažkas ant rankų, nunešti, nice ir pastatyti? Aš nunešiu. Nori pamatyti, kaip atrodo? Kas? Tavo koja. Ai, tu matai. Aš gal ne visai susukta dar. Tavai atsisavo negalėjau. Pasikasi tai. Ignai, šitą nedėsi kadrą, ne? Kiek čia Ignelį paimsit už tą kojytę apdirbimą? 15 eurų. Už chatą nereiks mokėti ir gerai. Kad jau pervedai. Tai tiesiog reikia. Stumkit. Dar porą šaliukų padarykite į vilėtį. Gerai, turim. Nu jo, vienas iš įdomesnių filmavimų. Ką reiškia tau ši daina? Tai mano vienas mėgstamiausių gabalų, žinai, kelintų metų, 2004. Kai buvau Šiauliuose didžėjus, baigdavau groti ir atsisėsdavau į mašiną savo Audi 80, man atrodo, buvo ir klausydavau šitą dainą. Jos niekada negrodavau, nes būdavo tokia labai liūdna ir labai lėta. Suvedė likimas, kad po 20 metų, su Jurga susitikom, atvažiavom į Dubajų ir
filmavom vaizdo klipą, tai tikiuosi, kad žmonėms patiks. Ta daina tokia jį priverčia, žinai, visus apsikabinti, nebijoti ir dainuoti. Jonas sako, darom žaidimą, kas greičiau nubėgs. Dabar kas užbėgs? Rankas! O tai ką tu darai? Važiuojam namo. Nebežinom kur eit, nebežinom ką daryti, maisto neturim, vandens neturim, tai... Torch fuel, ką reiškia? Ar mes išgyvensim? Jonai! Čia, ką tu nemanai? Debilas. O ką nori perduoti žmonėm, kurie įsimylėjėliai yra klausę šitos dainos, žmonės, kurie buvo vieni, kurie klausė šitos dainos ir gal tu jiems, nežinau, padėjai gyvenimo kažkokiu etapu, ar tu nori kažką jiems perduoti? Aš noriu perduoti jiems labai didelį ačiū, nes man irgi padėjot jūs. Tai yra didžiausias prizas atlikėjui, kai jisai gauna įrodymą, kad jo daina sukėlė kažkam emocinį foną prisiminimui. Aš esu jūsų gyvenime, jūs esat mano gyvenime, tai yra pats svarbiausias dalykas kūrėjui. O dabar viskas, poilsis, Dubai! Aš sakau jai tipo, kad atvarytų pas mus į tą viešbutą, ne? Aš čia tipo fake šneku, o tu jų tipo. Kokį viešbutą? Jis sakyk, neįmė. Koks tu dėlas. Tai o varom pavalgyti tą. Važiuok greičiau! Ką daryt? Mes esame pasiruošę su vyrais nuvaryti, pasivažinėti su bagiais, su džinsais ir tikina. Jie sako, nuvarom į prekybos centrą, grįšim namo, persirinksim. Tai žiūrėkit, kitas kadras, jau mes važiuojam tenai. Važiuojam pas Gelažnikus, Dakaro čempionus. Jonas važiuos pirmą kartą su bagiu, Aurimas važiuos pirmą kartą su bagiu. Ir Linas irgi su džinsais. Žiūrėkit, kaip čia gražu. Ai, jau matėt. Gerai, tai važiuojam. Oh my god! O kaip da važiuot? Kaip? Nu tai gal nereikia iki pat. Pažiūrėk, sen, va čia tai rimta. Net nemokam atidaryti. Ignas, kaip sekasi? Tai čia gyveni? Ar treniruojas, ar ką darai? Valgai dabar? O sunku bus išmokti mums? Ne, viskas gana paprasta. Sakoma, kad išmokti neapvirsti, reikia apvirsti. Tik tuomet supranti ribas, kur... Galėsim matyti šiandien? Apvirtus reikės sumokėti nemažai, kad sutaisyti, kad sulūžta. Važiuosim po dykumą, taip kad būtų saugu. Nu labai čia smagiai pradedam. Visai, aš dar norėjau papasakoti apie saugumo taisyklės, bet jeigu jūs tokie užsivedę, tai lekia. Kiek šitas kainuoja? Bagis. Apie 30 000. Ir su tokiais važiuoja Dakaris. Štai kaip atrodo visas vairiukas, mažiukas gan sakyčiau. Yra skydelis, yra šviesos ir čia dar dry mode kažkokie. 2 varomi, 4 varomi, langų skystis, bet nelabai suprantu kur langas, tai gal ir nėra. Atvarė dar ir Naglis su Luku. Jie jau bandė, ne? Bandėm, patiko. Patiko labai. Su kitokiais vedėte, ne? Su tokiais gal senesniai, šitie tokie matau, kad biški... Su šitais tai buvo Dakario panašiai varo. Čia minkštos sėdinės, pas mus buvo tokias plastikinės kietos, bet smagiai buvo. Čia sako, venkit tų krūmų, aš bet tyčia ant jų varydavau, kad specialiai. O, į kalną dar pagazuodavau, kad paskris. Pirmas vairuoja Aurimukas, pasimokysiu iš klaidų ir tada šausim. Nerimas į manęs, ta komanda irgi neprasta, bet mūsų planas šiandien turbūt pagerinti praeitų metų rekordą. Linai, padarėm namų darbą. Gerai, tai viskas, mes pasiruošę. Sėkmės. Aurimai, ar galiu tavim pasitikėti? Nu, Ignai, aš pasistengsiu padaryti, žinau, ką galim geriausiai, kad mūsų komanda šitose lenktynėse būtų pirma. Oba! Bagis užkurtas. Ką, lekia? Let's go! I'm
pasistengsiu padaryti, žinok, ką galim geriausiai. Sėdi, blėdė. Atvarom pasifotkinti. Leiskit mane į transportą. Oba! Čia daug prasmės. Mūsų žiauriau, neįmanoma. Pasiruošęs, ble? Eina savo, žinok, tikrai baisu. Jūs pasiruošę? Pamatysit, ko nematė. Tikėkimės neapsiversim. Kaip neskubėkit. Ai, nemato treneris, kaip tu važiuoji? Normaliai važiuoji. Davai, duokit gazą. Dabar geriausi mūsų vakarai. Dabar geriausi mūsų vakarai. Dabar geriausi mūsų vakarai. Kas yra? Pykina. Kodėl? Nes aš galiu būti tik tai... Vairuotojas. Šturmano negaliu. Kaip tau su mocu? Tik tais vieną zuikį pagavau. Tik tai vieną? Maladės, dopings. Aurimėlis kaip? Geriau kai veža ar kai vairuoju? Geriau kai vairuoju, nes labai kai veža Ignas ypač, tai yra kratimas ir labai didelis greitis. 8-6 gal? Bet tai va. Varom dar. Neleidžiat dėtis. Bet koks yra, nu? Jonas visur neišleidžia su mumis. Su jais neišleidžia. Miestė negaliu pabūti. Niekur negaliu. Tai gerai, kaip jūs norite? Vieną bagį ar abu po... Tai po bagį, jeigu mes dviese varom jo. Tai jie Jūs atskirai ir į Dakarą, ir į mamą. Ignai, važiuojam. Nenoriu, važiuoju. Ta prasme, tie Ferrari, Lambo rūko kamputį. Lūkai, parodė, kas atsitiko. Žinomas fotografas sužeistas Sužeistas Dubajai, vos pakelia ranką. Iš mašinos nieko neliko. Yra video, kaip apsivertė, nes man atrodo yra fake. Reikia nuskrin rekordinti tą istoriją. Aš įdėsiu. Vyksta gelbėjimasi. O. Vat liudininkas. Liudininkas, kaip buvo? Jis senai nebe kartu. Aš nepažįstu jo. Nebėgiok paskui ją, pasakyk tu kartais ne. Jau visi išlėkė namo, likau aš vienas ir Linelis. Linelis šiandien išvaro, aš tik tai rytoj vakare. Nu va, atvežiau Linelį į oro uostą, jisai jau pėdina ir varys į Lietuvą, o aš varau susitikti su Deimante ir Gediminu ir dar kažką šiandien paveiksim. Nebėgiok paskui ją, pasakyk tu kartais ne. Aš ją labai mylėjau, manim netikėjau. Kodėl taip atsitiko, kodėl man nepavyko. Juk gali tik žaidimas, tai toks mano likimas. Mes su Deimante ir Gediminu varome dar išbandyti vieną pramogą. Top Golf. Top Golf. Nu visi jau ten Instagram'e dėjosi, tikrai jau man reikia ten būtinai apsilankyti. Ir pasivaržyti su Gediminu, kas daugiau taškų surinks golfo mušimuose. Žiūrėkit, koks Top Golfas. Kur mes važiuojam? Tiesiai. Gerai! Jūs pažiūrėkit, kokia čia dydžio viskas. Kelintą kartą čia? Jau čia trečią. Trečią, okei. Bet pirmas buvo geriausias ir paskui visada tik blogin. Nu, pažiūrim. Ir... Wow! Čia atvarai golfą žaist ir turi pataikyti į tas skylės. Va, toj, bum. Bum! Ir nepataikai. Ball number 1, Ignas Lėlis. Okay, are you ready to start? Yes. Bandau pirmą smūgį. Dabar tavo eilė. Sako, nedėt kadro dabar, kur iš manęs žvengia. Opa, okei, kol kas laimiu prieš Gediminą. Man neįdomu, kas su diplomu, kiek ten pas tave ant spydi korona. Mergytė man įvaro iš fronto, atsisuku nosis, tau bėga nuo koko. Atsiriboju, lėkiu iki topo, atsiriboju. Paskutinis smūgis. Noriu iššokti kartu ten į lovą, noriu kelionės iš į Barceloną, noriu kaip... That's just amazing! Bravo! It was good one? It was
Thanks so much. Pažiūrim rezultatus. Neberodo, bet laimėjo Gediminas. Aš jį aplenkiau, bet po 30 smūgių iš eilės. Ačiū visiems, kad žiūrėjo šitą video vlogą. Ačiū mano draugams, su kuriais praleidau labai gerą laiką Dubajuje. Labai ačiū Jonui, Linui, Aurimui mano, Sugulovui, Jurgai, Deimantijai, Gediminui, Agnijai, linkėjimai Nagliui, Lukui. Buvo smagi kelionė. Tikiuosi jums patiko žiūrėti šitą video. Ir nepamirškit prenumeruoti. Ir susitiksim kitose videose. Žiūrėjau flešą, lekiam greitas mašinos kaip flešam, dar žiūrovom padalinam kešą. Ir mergytė šypsena gražiausia, paauglystė buvo žiūrimiausia.